Labutis, darau eksperimentą, sudėjau 2 kaladės su vienu klausimu, ar jis tave myli. Štai toks įdomus atsakymas. Čia matom taro kortą atsakymą, čia matom paprastas būrimo kortas. Pradėsiu nuo paprastų būrimo korto, ką jos sako. Panašiai iškrito labai viskas. Paprastos kortos sako, kad verslo partnerystė dėl naudos išeina. Tai va, ir čia dama, taip, ieško savo tinkamo žmogaus, ieško savo, kad būtų žmogus jau kažką pasiekęs. Taro kortos mums panašiai sako, bet čia sako, kad dar žmogus bando arba išbalansuoti, arba irgi yra paieškose. Ne? Paieškose, ir čia irgi mums paaiškina, kad iš tikrųjų žiūri daugiau į finansinę sritį, kad jam būtų patogu, kad jam būtų paranku, kad moteris irgi jau kažką turėtų. Žodžiu, ieško tokios daugiau mažiau finansinės stabilios moters. Meilė taip egzistuoja, bet pirmiausia yra susidomėjimas dėl pastovumo, ne? Kad moteris būtų jau kažką pasiekusi. Moteris čia mums rodo, kad yra iš tiesų labai brangi, labai žemiška, galbūt lėtesnė, ne? Tačiau jinai yra svarbi šiam vyriškiui. Ir čia mums rodo, ne? Kad moteris yra mylima. Tai vat galite pažiūrėti, kaip panašiai kalba kortos taro su paprastom kortom. Banalus eksperimentas. Na kągi, sėkmės.